Referendumo dėl žemės nepardavimo siekiantys visuomenininkai skaičiuoja paskutinės dienas, kai teks pristatyti beveik 350 000 surinktų parašų. Grėsmingai artėjantis galutinis terminas verčia parašų rinkėjus įdarbinti ir už atlygį. Žinia apie tokią veiklą jau pasiekė ir Vyriausiąją rinkimų komisiją. Referendumo dėl žemės pardavimo užsieniečiams siekiantys šalies piliečiai skaičiuoja paskutinės dienas. Vyriausiajai rinkimų komisijai dar vasaros pabaigoje išdalinus parašams rinkti skirtus lapus, šie komisijai turi būti pristatyti kitą penktadienį, lapkričio 29 dieną. 300 000 parašų siekiantys surinkti iniciatyvos autoriai sako, jog likus vos kiek daugiau nei savaitai, reikiamos skaičiaus parašų dar nėra. Tai nes dabar lapai intensyviai dirba ir galima žinoti, kiek jų išdalinta, o kiek surinkta, aš būčiau didysis melagis, jeigu sakyčiau, surinkta daug, faktas toks, kad dar truputėlį trūksta. Per kone kiekvienus rinkimus išaiškintų parašų pirkimo atveju šį kartą neužfiksuota, tačiau Vyriausiąją rinkimų komisiją iš įvairių šalies vietų pasiekė informacija apie tai, jog referendumo organizatoriai parašų rinkėjus įdarbina už tam tikrą atlygį. Pavyzdžiui, už vieną gautą parašą siūloma sumokėti po 1 litą. Šiaip yra kampanija tokia prasidėjusi ir aš nežinau, įstatymai nenumato tokio draudimo, kad būtų draudžiama atsilyginti iniciatyviniai grupiai asmenims, kurie renka tos parašus, tačiau įstatymė nėra tokio draudimo, tačiau tas atlygis turėtų būti užfiksuotas ir priskirtas, įformintas, aišku, ir priskirtas prie referendumo išlaidų. Referendumo organizatoriai sako, jog labiausiai koja kiša aukšti reikalavimai. Prie žemės pardavimą pasisakantys žmonės be kitų asmeninių dokumentų privalo pateikti ir paso arba asmens tapatybės kortelės numerį. Dėl to esą parašų rinkimas komplikuojasi. 300 000 per 23 nepriklausomybės metus nebuvo surinkti nei vieno karto, o bandyta buvo net 19 kartų. Tai beveik kiekvienus metus tauta bandė realizuoti savo tiesioginės demokratijos galimybę, vadovaujantis veikiančiais Lietuvoje įstatymais ir konstitucija. Lapkričio gale parašų lapus gavusi Vyriausioji rinkimų komisija jų skaičiavimui ir tikrinimui turės 15 dienų. Jei reikiamas parašų skaičius bus surinktas, komisijos išvada bus perduota Seimui, kuris per mėnesį turės apsispręsti dėl referendumo datos. Vėliausias terminas 3 mėnesiai, taigi labiausiai tikėtina, jog referendumas šalyje įvyktų balandžio mėnesį.